Sveiki, šiandieną pratęsime seriją video apie pultus, kurie naudoja HTX programinę įrangą. Čia bus trečias video, atėjo tik paštu, Radio Master GX12. Jisai pats naujausias, jisai atėjo jau su viduje montuotų dvidažnių radio ILRS siųstuvu. Prieš tai aš naudojau šitą išorinį su savo TX16 ir su Pocket. Dabar jau šitas tokio tipo siųstuvas jau remontuotas į patį pultą. Tai praktiškai jokių ten priedų man nebereikės dėti, nes vis vien aš pagrindinį naudoju tik tai IRLS radio protokolą. Nors jisai turi tą nano bėjų, nano, mini ar light, jisai vadinasi bėjų gale ir galima kitokį siųstuvą, pavyzdžiui, Crossfire, TBS įstatyti siųstuvą arba Ghost, ir Free Sky ir taip toliau, kokį jūs jau ten pasirinksite. Bet jo, pagrindinis dalykas, jis jau turi tą X-band dual frequency vidinį siųstuvą. Tai ką, tai tiesiog pradėsim iš dėžutės išiminėti ir žiūrėsim, kas čia per daiktas. Pirmas dalykas, kai gaunate tą savo dėžutę naują, iš karto pasižiūrėkite iš šito užrašą, čia yra GX12, IRLS vidinis siųstuvas, juodas, svarbiausia M2 modas, čia tas, manau, kad jūsų gimblai būtų mode 2, kaip sakiau. Gazas, jo, pitch, roll. Iš karto geras pliusas, iškart ateina su futliaru, galėsit sami nešioti saugiai. Visi 3 pozicijų čia. Čia nesifiksuojantis mygtukai, čia potenciometras, matom USB lizdas, ausiniam, o čia žiūrėkit, čia nieko nėra. Čia bus ir pakrovimui, ir programavimui tas pats lizdas, kas yra tikrai patogu. Ir žiūrim, čia dar kažkas yra, čia dar saldainis man netidėtas, liptukų. Čia gerai, pakeitimo plokštelės, nes čia bus galima pakeisti, kaip tie mygtukai yra, mes tai tarp kitko padarysim. Aš kaip prieš mygtukus norėsiu pakeisti. Čia USB kabelis, mane vis stebina, nes net su naujais radio ateina vis dar USB-A. Bet išsaugokite šitą kabelį, nes kaip buvo tada su TX16, kaip pradžioje būna kartais, jeigu kitokį kabelį naudojat, ne su USB-A ir to perėjimu. Čia varožė su tokiu, kartais neveikia. Čia rakteliai yra, piroklytės, jeigu norite gimbals keisti į kitokį maudą. Čia dar žiūrėk, jungtukai, kurios galima iš principo pakeisti. Čia yra 3 fazės, o čia, aš kiek suprantu, 2 fazės mygtukas. Galima jį pakeisti ir kas nori, gali to pakeisti mygtuką, kuris yra nesifiksuojant. Čia ekrano apsauga, jeigu kažkada norėsit, galite užsidėti ant ekrano apsaugos. Palyginam gal dydį visų. Žiūrėk, čia yra Pocket ir čia yra Radio Master GX12. Čia aš nežinau, Ventuks, visi 3, čia yra TX16. Kad jums parodyti, kad šitie pultai tikrai su funkciškai nedaug, išskyrus tai, kad šitas turi tą dvigubą vidinį dual frequency, tą X-band imtuvą. Bet gimblai, čia, kaip sakiau, atsilenkia, galima čia apsauginės plokštelės tokias, galima nuimti jau, nebereikės daugiau. Gimblai, viskas tas pats, ekranai, tas pats, čia matot trim switches, čia lėktuvam jie tik naudojami, kaip matot, čia yra ant TX16 jų daugiau. Ant Pocketo, tai čia šitie joystickai, jie kaip 3 switches veikia. Vienas jungimo mygtukas, čia ir čia. Ir čia 2 mygtukai, čia jungikliai. Dar vienas čia ir potenciometras. Čia matot, tų mygtukų yra daugiau. Potenciometrai čia ir čia. Šitam ir lygiai taip pat, kaip šitas ratukas, kuris spaudžiasi MDL mygtukas, SIS mygtukas ir 4 šitie mygtukai. Lygiai taip pat yra SIS mygtukas, 4 mygtukai, return, page up, page down ir tele.
Ir čia irgi kaip ratukas, return, page up, page down, tele, MBL mygtukas, sys. Tai va, tuo jisai nieko nesiskiria, čia va dar yra 6 mygtukai, tuo skiriasi nuo pocket. Ir kaip matote, va čia yra 6 mygtukai, dalykas tas, kad ant tiek 16, tie 6 mygtukai, jisai kaip vienas mygtukas su 6 pozicijom ir viskas. Jisai kaip vienas oksas tik tai gali veikti su 6, įsivaizduokit, va toks vienas mygtukas, tik tai va 6 pozicijos, tik, tai va čia tas pats. Skirtumas su šitų pultų yra tas, kad visi tie mygtukai, jie dabar suprogramuoti kaip vienas mygtukas 6 pozicijų, bet galima programuoti ir kitaip. Galima paimti, programuoti pirmą, trečią mygtuką kaip vieną mygtuką 3 pozicijų. Galima užprogramuoti vieną mygtuką vienam kanalui, kitus 2 sekančiam kanalui, 3 kitom. Jos konfigūruoti galima kaip norite. Tai yra 2 potenciometrai, ir čia 2 potenciometrai, rankina čia turtikai patogiai, man labiau netgi patinka už tą metalinę, kur yra tokia, tas dalykas, užsilenkiančios antenos, kurios reguliuojasi 2, jos 2 dažnės antenos, šis veikia ir 2,4 ir 900. 868 ir 915 dažniais. Stabdžiai užsilenkia. Dar vienas dalykas apie antenas. Čia matote, šitokie guminė, tokios zaglūškės, kamštukai tokie. Tai žiūrėkit, čia galima įstatyti, jeigu turite, žiūrėkit, tokios išorinės antenas, jas galite arba Radio Master nusipirkti, arba, jeigu norite, galite tiesiog, kad ir, tokią anteną 900, jeigu norit naudoti, čia yra kryptinė, jeigu kažkur toli skrendate. Tai žiūrėkit, čia zagluškas, čia reikia atsukti jau dangtį ir ten galima šitas antenas pakeisti. Jos atsijungia, jos ten jungiasi prie radio siųstuvo vidinio šitom UFL jungtim. Ir jūs Radio Masterį galite nusipirkti arba kur nors kitur, tokius, tas odegėlės, kaip, nežinau, lietuviškai vadinasi. Ir jos ten viduje įsistato ir jos būtent šitas skylės, jos iš vidaus taip išlys, ten užsiveržia ir jūs tada galite šitas antenas prisukti. Jūs būtų taip, pasilenktų, jeigu taip rodyti. Galim taip padaryti. Arba, pavyzdžiui, galite šitą tada prisukti, jeigu norite. Ten ją palenkti. Turėkit omeny, kad jūs galite savo antenas šiandien įstatyti, jums reikėtų tokius odegėlės tokias nusipirkti. Ir atjungti šitas. Aš įdėsiu linkus. Yra Nano Bay, Light, Nano arba Minis vadinasi. Tai galima įstatyti išorinį imtuvą. Čia neverto jokio Express LRS imtuvo dėti. Nebent jūs šitas gestų vidinis kažkokiu būdu, tai galite LRS išorinį įdėti. Bet čia labiau tikslinga būtų, sakysim, jeigu jūs turit Crossfire, TBS arba Ghost protokolinius tos sustuvus, labai įspūdingai toliau. Čanktelį uždėkit visą laiką, nesakau, tos dantukus, šičia reikia apsaugoti. Vienas svarbus dalykas iš karto, tai šitie gimbai, bet jau to, kaip aš apsaugau šitas su guminiais, kad jie man nenulūžtų arba ant poketo, kur jie išsisuka. Tai čia yra geras daiktas, jų nereikia atsukinėti, pasitraukia į viršų ir taip užsilenkia. Matot? Ir jie kaip lengvai nečoka, bet ir atsistoja. Tai čia tikrai vertingas dalykas, kaip, pavyzdžiui, vežatės kupriniai, kažką tokio, kad tai jums nenulūžta netyčia. Čia aš jau baterijas įdėjau, skau ateina be baterijų, su šitų plastikinių tokių bėjėmis, galime ištraukti ir krauti šitas baterijas atskirai, bet jis normaliai kraunasi ir pačiam radijui, ir ką aš patarčiau, nes jisai turi tą įtampas išlygintoje, prasmės skirtumas tas poketų, kur minėjau, kad ten reikia atsargės, kai kurie žmonės rašė, kad tenai tas lygintojas neveikia, nes svarbu, kad tos baterijų krūvai būtų vienodi. Žiūrėkit, specifikacija čia yra 3,7 voltai, tas pats 18650 standartas, bet yra 2 tipų tos baterijos. Vienas, kuris yra lygus, taip, čia lygų,
ir čia lygų. Bet kartais baterijos būna su išsikišusiu va šitų metalinių galiukų ir jie sudabiškai didesnės, jas metelpa į tus bėjus tokius. Šios baterijos netgi dar daugiau energijos turi. Čia yra 3500, tai va dvi baterijos tokios, tai čia yra 7000 mAh. Čia yra ličio jono 5000 mAh 2S baterija ir jinai čia tinka pakankamai gerai. Čia jie galima ir per normalų pakrovėją kraut. Aš nelabai įsivaizduoju kaip bet šitus daiktus su normaliu pakrovėju kraut, bet jas galima čia per pultą kraut, tai jokių čia problemų nėra. Bet turėkite omeny 5000 mAh. Šios baterijos parduodamas Radiomaster website, o jos telpa. Bet yra tos kitos, kurios tinka tiek 6200 mAh, jos lipo baterijos 2S. Tai jos iš šitą GF12 netelpa, turėkite omeny, nenusipirkit per klaidą. Kadangi aš radau dar papildomą tokį doką, tad kreipkite dėmesį, būtinai nesumaišykit pliuso su minusu, nes jeigu kitaip sudėsit ir pajungsit, suvedinsit radiją. Įjunkit radiją į pakrovimą. Su USB kabeliu pakraukit šitą, galite ištraukti, tada pakraukit šitą, ir turėsite dvi tokias kaip ir baterijas, jeigu einate skraidyti visą dieną. Jeigu jūs neturit tokio antro, tai už tokį pigučio, aš nežinau, $8 man kainavo. Šitoks pakrovėjas. Krautas įdeda, šitas ištraukit, įsidedate šitą ir pasikraunat ir galite keisti. Ir dar vienas dalykas, ką galite Radiomaster website nusipirkti, aš man atrodo įgavau nemokamai su tiek 16, kaip pirkau. Tai čia dirželis ant kaklo pultą pasikabinti. Čia yra skiautė, kaip matote, toks specialus daiktas, jis išcentruotas gerai, ir galima ant kaklo pasikabinus skraidyti, labai patogu. Šiandien pasikrauti, varai skraidyti. Aš noriu atsikratyti šitų dviejų slaiderių, potenciometrai. Nes, aš nežinau, ką man juos naudoti, man jeigu kažko reikia potenciometrų, aš visą laiką galiu šitus naudoti. Šitų man nereikia ir man jie tiesiog pirštais slidinėja ant jų. Ir kitas dalykas, aš noriu šitą vieną jungiklį iš 3 pozicijų pakeisti į 2 pozicijų, nes aš norėčiau šitą naudoti armijai. 3 pozicijų man nereikia, čia yra išjungta, įjungta. Užsiimsim truputėlį konstravimu prieš įjungdami pultą. Ir šitos plokštelės bus kaip pakeisime. Matot, kaip mes išimsim šitas potenciometrus. Aš pakeisiu plokštelėm tokiam, kur potenciometrų nėra. Sekite žingsnius, nes yra labai svarbu, aš kai keičiau šitas plokštelės, mes šitą jungtuką aš kažkaip netyčia persukau į kitą pusę. Ir kai aš didinėjau šitą naują, aš kažkaip nepažiūrėjau, kur yra išjungta, net apeina. Kur yra jungta, kur yra išjungta. Kodėl, ta prasme, mes turim pakeisti, o ne perprogramuoti, aš paskui jau šito video gale, ten bus mano senas įrašas, aš paaiškinsiu, kodėl. Čia net, niekur neparašyta, kur čia išjungta, kur įjungta, tai man reikės patikrinti prieš prisukant tą plokštelę, o šitą tiesiog palikti kaip yra ir, tiesiog ne per klaidą jo nepersukti 180 laipsnių. Lygiai tas pats su šitais, kad jie netyčia nesusipainėtų. Nesakau, ten galima pataisyti per programą, bet tiesiog yra daug sunkiau ir aš paaiškinsiu, kodėl priežastis. Čia dar tokių gumyčių yra, sakysim, jeigu jūs sugalvosite išimti kai kurios jungtukus ir jūs nenorit, kad skylės būtų, kad čia tokie kamštukai kaip yra. Čia ir raktelis ateina, 1,5 mm, 6-kampis šitas VHX raktelis tiems varžtelėms čia M2. Jie tinka čia, bet aš turiu normalius įrankius. Hex atsuktuvai 1,5 mm, 6-kampis. Ir čia yra 2 varžteliai ir čia yra 2 varžteliai. Žiūrėkit, kad radijas išjungtas būtų. Čia yra laidas, kuris tik tai jisai ir laiko šitą dalį. Tai čia gražiai iš visų šitų laidų. Tai paimkite gražiai ir patraukite, kaip ta prasme lengvai, pakankamai nusiema. Paskui tik tai reikės atgal įdėti ir aš paaiškinsiu, kaip atsargiai ten tokie dantukai yra plonyčiai, kad jų nesulankstyti. Pirmą mums reikia nuimti šitą plokštelę, nes mums reikia šitą potenciometrą iškrapštyti. Jo mes nesugebėsim iškrapštyti, jeigu šitos plokštelės viršutinės nenuims. Kamerą, atjungsimės jį gražiai. Pabiški. Atitraukit juos iš šono.
Va, ir dabar taip atsargiai, čia važiuokit, mygtukas jums iškris iš karto. Taip, turėtų atsidalinti. Plasmasė, va čia, va, kaip jums taip įsispraudus, tai reikia tiesiog gražiai, kad čia neišsilakstytų niekas. O, iššoko. Aš tiesiog dabar taip pat atversiu. Va, ir ta plokštelė nusiema. Ok? Tiesiog buvo įsisuka į šitus du. Ok, va šitus du. Tai va dabar, žiūrėkit, tas va daikčiukas, čia yra tas pipsiukas, jis taip nusiema. Jis yra ne kvadratinis, tačiakampis, tai žiūrėkit, kai atgal surinkinėsit, jūs galite jums svarbu, kad va šita va nudildinta ta tokia plokščia dalis būtų į išorę. O jeigu žiūrime taip, vat matot, į išorę žiūri, o tas vat puslankis jisai į vidų. Tai vat prisiminkite tai, galime nuimti. O šitas tiesiog, vat matot, čia puslankis tiesiog jis taip pirštas čik ir gražiai nusistumia. Mes žinome, kad jisai yra teisingoj pozicijoje, tai mes jį taip pat įdėsim simetriškai. Paimkit plokštelę, jinai simetriškai, mums reikia tą pačią, neapsukus netyčia 180 laipsnių kampu, bet šitą būtent pusę taip įdėti. Tada mes žinosim, kad kada jis įjungtas, kada jis išjungtas. Iš apačios atsukite tą veržlytę. Jei galite atidėti. Ir dabar paėmam. Pažiūrėm, kad teisingai čia viskas pas mus. Matokas, tas aštrus kampas čia. O mes išėmam, laikom taip, ir įdeda. Ir prisukit iš karto. Pirštais galite stipriai užveršti. Vat. Šitą mes tiesiog išimsime ir čia jau nesvarbu, nes jisai 3 pozicijų, kai įjungtas, išjungtas, su tuo bus visiems viskas kitaip, mums reikės jį protestuoti. Jisai veikiantis geras, gal kada nors mes ateityje, nežinau, kokių 3 pozicijų nulaušim netyčia, tai visą laiką galėsite pakeisti šitų, tai būtinai neišmeskit, saugokit. Aišku. Tai čia šitas jungiklis bus šitam jungikliui, kuris yra čia. Visi įstatysim iš karto. Čia kai įstatinėtai, kreipkite dėmesį, tie dantukai, jeigu matot, jie yra apačioj. Matot apačioj. Tai žiūrėkit, kad ir skylutės būtų apačioj. Nes jas ne per vidurį, matot apačioj, tai kad atitiktų gražiai. Ir taip atsargiai įstatykit. Spaudėm, mes paimsim, prijungsime atgal vėl prie šito centro, vėlgi čia žiūrėkit, iš arčiau. Matot, čia yra 2 tokie dantukai, o šitoj pusėje yra 1 per vidurį. Tai pažiūrėkit, kad čia atitiktų, tai matote, yra 1 apačioje įdubimas, o ten 2 įdubimai viršuje. Tai kad atitiktų, tada į grevelį, tada viskas ten normaliai susijungs. Jau tarkim pasukti taip. Įstatėm. Ir dabar surasim, kurioje pozicijoje šitas mygtukas yra išjungtas ar ne. Mes galime įjungti radiją. Welcome to HTX. Throttle warning. Switch warning. Mums atrodo, kai judinu, dabar jisai yra įjungtas. Matot, viršutiniai pozicijai. SE, kurį mes keičiame, o dabar jisai yra išjungtas. Tai mes tada žinom, dabar paliekam, kad jis išjungtas. Galime išeiti. Galime mes išeiti. Jis dabar jis išjungtoj pozicijai. Ir kadangi šitą plokštelę stovi taip, tai išjungtoj pozicijoje jis turi būti nusileidęs apačion. Tai mes žinome, kad mums reikia jį taip įstatyti. Kad jisai būtų apačion nulinkęs. Gal aš iš karto veržlytį uždėsiu. Ir mes galime atjungti nuo radijo.
kad didesnį, už laidų paimti. Ir dabar žinome, kad šitas SE, o jis jau tokiai pozicijai bus pas mus įstatytas, jisai išjungtas. Tai tegul taip jis ir būna, mes teisingai jį statėme. Jeigu matot, kad pas jūs taip būtų išjungę, kaip prapuola tas SE ženkliukas ant ekrano, tai tada jums reikia patį jį paimti ir apsukti 180 laipsnių kampu. Bet pas mane, netyčia, teisingai įstačiau. Tai ir dabar tiesiog šitą atgal įstatyti. Čia vėlgi, reikės irgi vėl atkreipkite dėmesį, kaip tie dantukai tenai. Jie apačioj. 6. Šis tačiau būdum. Pažiūrėkit, kad tie laidai būtų taip. Reikia nepamiršti, reikia dar tą mygtukas, kad būtų įstatytas vietoje. Tai reikia pakelt. Ir kaip sakiau, matot, tas išplyvimas turi žiūrėti į išorę. Bet jisai būtent taip stovėtų. Ir tada gal per šienčiak įstatom. Ir mūsų plokštelė jau be potenciometro. Kaip įstatyti tuos. Tas skilutės, kad iššoktų gražiai, tada jis jau nejuda. Ir pirštais čia suspaust. Tuos Philips varžtelius. Gal gražiai statom. Viskas stovi, patikrinkit mygtukas ar nekreivai, viskas normaliai spaudosi. Įsipaimam, taip gražiai. Spauskit iki galo. Jeigu matot, kad ten taip nelenda gražiai, tai prasme reiškia, gal dantukai biški užlinko, tai paimkit gražiai su adatėlę, taip jos patiesinkit. Greičiausiai taip neatsitiks, ten tie dantukai, tie tokie iš šono, tie įdubimai taip padeda gražiai važiuoti. Paskui tiesiog gražiai, kad tas įsistatytų laidas. Niekam nemaišytų ten per daug. Neužsispaustų jokie laidai, jis gražiai lindo. Susirandu tuos varžtelius. Čia yra M2 varžteliai. Čia taip vadinasi cab head. Ir matot, čia yra biški netgi to Loctite'o. Tokį galite naudoti, jeigu norite. Ta prasme, čia tikrai nebūtina. Arba tokį. Šlinkus sėdėsiu. Galite biški užtekti. Toksai lakas, jis uždžiūsta ir neleidžia tiem varžtukam atsisukti. Nes visiems, kai užsakinėjat, visi šitų varžtelių ten vidiniai, jie yra tokie bronzinis rėgis, jis turėtų laikyti, bet visiems tai yra minkštas metalas, reikia atsargiai. Aš tik naudoju tokį principą, 2M varžtelius, tiek su 2 pirštais, taip užsuku, taip jaučiu jau, kad gal daugiau nebereikia. Galim patikrinti, kaip tas mygtukas man veikia. Sudės jungti visi, ir dabar nuleidžiam visus. Visi išsijungi. Reiškia gerai, tai tie kanalai A, B, E, G, tačiau yra E, G, B, A. Su tekstiniu pultu daug nedirbęs, bus mano pirmas rimtas tekstinis pultas, nes aš visą laiką su to tiek 16 spalvoto ekranu dirbau, tai čia biški, reikia pasimokyti. Aš ten dariau video su Pocket, tai irgi ten mokiausi, nes irgi tekstinis, bet čia visko daugiau, visiems čia biški viskas. Visiems programinė įranga ta pati. O čia dabar mes žiūrėkit, mygtukų mums nereikės pačių keis, mes juos grinai, taip kaip iš kokios pozicijos išimsim, taip įdėsim į naujas pozicijas, mes paliekame būdų tos 3 pozicijų, mums tik reikia pačią šitą potenciometrą išimti ir įdėti naują plokštelę. Tai čia bus lengviau, mums nereikės nieko testuoti. Čia gražiai viskas išsiima, paėmėt už visų šitų laidų, taip gražiai švelniai ir ištraukit. Čia matot tie bronziniai sriegiai, kur šitie varžteliai viršutiniai.
įsisregė, ne į plasmasą, bet gerai įdėjo bronzinius sriegius, tai čia geras daiktas. Ir tasgi, matot, tie laikikliai bronzinius sriegiai, jie taip įsprausti, juos galima pakeisti. Jeigu nuvarysit sriegį, tai galima tokią detalę, kada nors ateity nusipirkti. Reikia šitus atsukti. Sakau, gerai, kad aš jau per daug neužveržiau. Aš įdėsiu jau linką, kur tą tokį specialų raktelį. Ten pincetų nereiktų, nes nusibraižo tas paviršius, tada negražu. To raktelį galima nusipirkti. Jis toks cilindriukas su 2 dantukais. Žinot, ką padarysim, mes jį apversim ir laikyti šitus mygtukus, kad jie mums nesusimaišytų. Mes taip nuėmėm gražiai. Nuėmėm. Mes dabar taip gražiai nustumsime tą potenciometrą pirštais. Tik čia tiesiog paėmė, jis labai lengvai turi, taip išakėt, kad jis būtų tiesiai stovėtų. Greitai. Čia žiūrėkit, kad būtų, kad jis nebūtų įvažiavęs į tenai. Tai ištiesinkit, kad jis galėtų išlyst. Kai su pirštais nustumėt ir jis gražiai taip nusiema. Bėsiu sumaišyti, pas mus tai, ko stovėjo. Ir mes gražiai paimam naują plokštelę. Čia mygtukas. Šitie 2. Kai pradedat išiminėti viską, kad maža kas, jeigu jums staiga nukrito tie mygtukai ir dabar nebežinote, kurią pusėje jie buvo taip toliau, tai gal prieš ardydami paimkite ir tiesiog visus išjungkite žemyn. Tiesiog žemyn, kad būtų iki pat galo. Ir tada net jeigu ir nukris jisai, tai jūs žinosite, kad žemyn, jeigu žiūri, jis reiškia išjungtus. Pasistengkit jo taip neišviniot šito. Tai jeigu jis toks laisvesnis, tai geriau sukti daugiau jį susukti laidą, kad jis taip ten nesiplaikstytų. Aš čia jų daug. Taip paimkit. Pažiūrėkit, kad atitinka tie įdubimai. Gražiai įsistatė, pažiūrėt, kad ten nieks kokie laidai neužsispaudė. Ir viskas vėl galite to uždėti threadlockerio, to mėlyno, svarbu tik, kad mėlynas būtų ne raudonas, nes tas Loctite, ta firma, jie ir raudoną gamina, tas raudonas jisai tai uždžiūsta, tai jau mirtis. Reikia tik mėlynos spalvos tą threadlockerį naudot, jisai kaip tik tokiem varžtukam, kuriuos reikia ateityje gali reikėti atsukinėti. Viską nuo savęs, šitą žemyn. Įjungiam. Viskas gražiai veikia, visi kanalai pas mus išjungti, ar galime visus įjungti. Dar tuos pipsikus, jeigu paspausiu, visi kanalai, mato tas A, B, E, G ir D, C, F, H, visi apačioje. Dabar galima visus išjungti. Ir dabar visos raidės viršui. Gimbai pas mus veikia, viskas pas mus veikia. Bai gerai. Nepameskit šitų dalykų. Gražiai susidėkite šitas detalės, kur buvo anksčiau, atsakau, tas jungiklis, tie potenciometrai. Gal parduot norėsite, o gal tiesiog patys norėsite vėl daugiau mygtukų kitokius. Gal tų potenciometrų jums prireiks, nežinau, nuvažiuosite į Ukrainą, jums servo reikės, kad ten prikabinti ką nors. Tie potenciometrai jums labai tiktų tiems dalykams. Žiūrėkit, dar nuo pat pradžių aš gal staigiai praeisiu per visus, kokie meniu, kokie ekranai. Dažniausiai, kai jūs atsidarote, jūs turite šitą ekraną, ne? Čia yra kaip ir pagrindinis ekranas. Čia yra ekranas, ta prasme, modelio. Nes kažkoks modelis visą laiką yra atidarytas. Jūs negalite, kad nei vieno modelio jums ekranas nerodytų. Okay. Tai dabar, jeigu mes paspausime modelio mygtuką, čia yra mūsų modelių sąrašas. Čia parašyta Model Cell. Reiškia, pasirinkti modelį, Model Select. Ir matote, tik tai vienas jis yra.
tai praktiškai mums kitokio kaip ir rodyti negali. Jeigu mes čia net negalima pasirinkti, čia reikia jį sukurti arba atstatyti, jeigu jis yra ištrintas. Tai mes čia tiesiog return, mes čia nieko pakol kas nedarome. Tai mes ant jo tik tai ir būnam. Jeigu tiesiog return mygtuką padarytumėt, mes grįžtam ir čia būtent šito gamyklinio modelio yra ekranas. Tai va. Ir šitais mygtukais, kai šito ekraną esate, čia tiesiog rodo jums šito modelio kanalų parodymus visokius. Ten galima jas užprogramuoti, kad jie kitaip atrodytų. Ten galima žaisti, sakau, čia yra milijonas funkcijų. Bet jeigu būnant šitam ekrane, einat, tai jums čia rodo šitus sliderius. Matot, jie apačioj viršutiniai tie juda. Jums tiesiog, čia tokie monitoriai įvairių mygtukų, kanalų, jeigu taip techniškai. Kaip pasako, trim centriškai patį centrą. Va. O čia šitie dar du. Jas irgi galima tūda. Tai iš principo dronams šitų nereikia. Čia yra lėktuvams, čia, kai tie visokie, ten tie ant sparnų, tie flepai, ten eleronai, ten trimai visokie, sakau, nesukit galvos. Dabar žiūrėkit, jeigu paisime, nueisime į kitą puslapį šito modelio, čia, parodymų. Čia rodo jau kanalus. Čia rodo pagrindinius mygtukus, kai junginėjame, matote, keičiasi raidės, ar jas per vidurį, ar pačiam viršui, ten jungtas, išjungtas, kad tokie dalykai. Taip pat rodo mūsų gimbalų šitų pagaliukų pozicijas. Ir mums rodo, kad mūsų baterija biškai jau pasėdusi, mes pakeisime ją tarp kitų, tik pabaigsim su šitais ekranais. Paskui yra dar vienas ekranas, čia rodo, būtent, matot kanalai kaip juda. Jeigu jis yra į kairę pusę, reiškia, jis, kaip ir išjungtas, ta prasme. Paskui yra, žiūrėkit, matot kanalą, jeigu jis į viršų nuėjo, reiškia įjungto aktyvioje pozicijoje. Tai kai aš minėjau, kai mes pakeitėm tą, kad svarbu, kad neapversti tų mygtukų, tai yra tas, kad, aš galiu, pavyzdžiui, keisti juos, invertuoti ant kiekvieno atskiro modelio. Bet dalykas tas, kad aš negaliu padaryti tokio bendro nustatymo, kad kad jeigu naują modelį sukuriu, kad vieną kartą nustačiau ir visą laiką pultas žino, kad jisai, turi veikti atvirkščiai, nes aš jį per klaidą atvirkščiai užstačiau. Ne, tai galima reguliuoti tik kiekvienam atskiram modelyje. Ir tai yra tiesiog galvos skausmas. Bendrai, čia kur bendri nustatymai, mygtukas galima pakeisti kryptį tų kanalų tik tai ant šitų potenciometrų. Šitų ir šitie kur buvo. O jungiklių mygtukų kažkodėl negalime. Gal ateityje kada nors tai pakeis, bet nežinau kodėl kokie. Paskui, jeigu dar iki, čia vėl dar tas pats, tas modelis, kur sakiau, tie parodymo ekranai skiriasi. Čia pasikeičia. Čia yra skaitmeninė reikšmė. Kai judinu, ten skaičiai reikšmės tų kanalų skiriasi. Viskas tas pats, tik tai, kad ne grafinis, o skaitmeninis displejus toksai. O čia jau visi, rotukunaisit, jums parodys iš viso, kiek įmano šitos radijas gali turėti kanalų. Čia matote, iki 32 kanalų. Bet pats siųstuvas gali maksimum 16. IRLS siųstuvas yra maksimum 16 kanalų gali tik tai padaryti. Pas mus, matosi, užprogramuota, čia yra kaip tik 16. Matot, jau nuo 17 visur vienuliai. Kur 16, tai matot, čia yra skaičiukų, ten kažkas vyksta. Kai kurie aktyvūs tie kanalai, kai kurie ne. Bet turėkit tai omeny. Tai šitas meniu, kai atsidarot ir galit spausti page up, page down, jums tiesiog rodo tos kanalų parodymus. Ir šitus ekranus galima keisti, bet jau čia subtilybės, aš jas tikrai nelysiu, aš pats dar gerai nežinau. Galima tiesa, čia vėl. Jeigu toliau spausit, vėl grįžta į šitą ekraną. Šį dažniausiai arba šitą naudoju, arba šitą matyti. Dabar, kad nueiti į bendrus pačio radio nustatymus, kaip radio nustatymai, tam yra mygtukas. Mes spaudžiam mygtuką ir mes dabar ne jokio modelio ten atskiro drono kažką nustatėjom, viso bendro radio. Pirmas meniu punktas yra tools ir čia kai kuriuose būna daug daugiau šitų skriptų, bet mums svarbiausia, kad būtų ExpressLRS skriptas, nes jisai mums padeda prijungti pultą prie mūsų siųstuvo. Nes gali turėti siųstuvą, gali turėti veikiantį pultą, veikiantį siųstuvą,
bet jeigu šito ExpressLV skripto nėra, jūs negalėsite droną valdyti. Čia mano protingesnė versija iš ateities, truputį žinių pasisėmusi, tai yra ne visai tiesa, iš tikrųjų galima prie drono prisijungti, bet ten yra niuansų ir prašau šiuo metu tiesiog žiūrėkite arba mano video arba TBS arba apie Nomad mygtuką, jūs ten daugiau sužinosite apie tai. O jeigu čia jau po kelių mėnesių šitam video išėjęs, tai bus playlistas granai apie visą IRLS radio ryšio sistemą ir ten bus visi atsakymai. Tai va, čia paspaudus mes galim nueiti į ExpressLR skriptą. Nu va, kadangi pas mus rodo, kad įjungtas šitam modeliui radio siųstuvas yra įjungtas. Aš net jaučiu šilumą jau eina nes pučia vėją. Va, viskas veikia. Rodo siųstuvo modelis yra Radiomaster GX12 X-Band. Ir va, packet rate. Jis, man atrodo, iš gamyklos ateina su 500. Tai žinok, pakeiskite, nes tai yra per daug. Paprastai jis labai greitas tas ryšys, jo ta pavėla yra labai maža, bet tik tiek, kad jūs jeigu nuskrisite biškį kur toliau, jums ryšys pradės trukinėti. Aš dažniausiai, jeigu kažkur netoli aplink save skridau, kokiam stadione, tai 250 pakanka. Jeigu norite kažkur toliau nuskristi, paspauskite, pasirinkite. Nu, čia jų yra daug, aš paskui paaiškinsiu, nes čia yra ir tas 900 ryšys, ir X-Band, kai abiejais dažniais ir 900 ir 2,4 veikia. O čia yra 250 Hz ryšys 686, 915 MHz ryšių, bet DK500 irgi labai greitas, neverta, K1000 irgi labai daug, bet aš siūlau pasiimkite arba 250, jeigu kur netoli skraidote, arba 50, jeigu toliau norite nuskristi, 50 2,4 Hz, tai turėtų pradžiai tai tikrai pakakti. Bet pakol kas naudokitės 2,4 GHz ryšių. Okay, tai pasirinkit arba 50 arba 250, jeigu arčiau kažkur skraidot. Telem ratio, čia yra telemetrija, kokiu greičiu jums siunčia atgal. Pastatykite ant standard, tada jinai automatiškai nusistato pačiu efektyviausiu būdu. Vėlgi nesigilinsiu, padarykite taip, pats tas pradžiai ypatingai ir taip toliau. Toliau switch mode. Ten yra jų keli, kartais ateina hybrid, kartais dar ten, galite pažiūrėti. Čia visokių. Čia dabar tik tai su šitais hertzais yra tik tai šitas dvi opcijas, taip būtinai pasirinkite wide. Antena mode, ten yra jos kelios, antena 1, 2, čia switch, viena kita įsijungia. Bet kadangi Gemini pats modelis, tai ir palikite Gemini, tegul jisai būna. Link mode normal, čia nesukit galvos iš viso. Model match, laikykite visą laiką praktiškai išjungtą. Ten yra tokių niuansų, kartais jį galima naudoti ir gali būti patogu, bet čia jau tokias subtilybės tikrai neverta lysti pačioj pradžioj ir tikrai nesukite galvos. Kartais dažnai, jeigu dronas jums nesibindino, tai iš karto žiūrėkite model match, kad būtų išjungtas ir čia ir ant jūsų imtuvo, ant drono. Toliau čia yra signalo stiprumas, čia pas mane yra visas vatas, 1000 mW. Aš ant maksimumą pastatęs, bet čia žiūrėkit, matot, yra tokie, aš išeisiu dar ką. Yra 1000 mW, bet šalia žodis DIN. Tai čia yra dynamic trumpinimas. Tai reiškia, kad signalais visą laiką siunčia pačiu mažiausiu stiprumu ir priklausomai, jeigu ryšys pradės silpnėti, jis automatiškai didina iki maksimumo, kokį jūs nustatysite. Tai čia galima, pavyzdžiui, tą dynamic išjungti, tada jisai, kaip nustatėt ant 1000 ir virins visą tą vatą, bet baterija tada greičiau sėda. Čia galite nuo kokio stiprumo signalo, kad jums ventiliatorius to siųstuvo įsijungtų. Tai aš įstatau maždaug taip nuo 100 mW, nes jis kaista, tai gerai, kad tas ventiliatorius įsijungia. Pamatysit, jeigu ir netgi prie tokių milivatų jisai kaista, tai dar galite dar pamažinti. Pavyzdžiui, kad jis jums įjungtų iš karto nuo 10 mW, čia yra minimumas. Galite padaryti 50, sakysim. Tai jis įsijungs anksčiau. Kištam čia. Čia žeminčiai daugiau galite nieko nežiūrėti. Čia Wi-Fi galima prisijungti. Čia aš rodysiu, kai mes darysim flashinimą.
Čia backpack čia irgi tokia įdomi funkcija, bet jau čia ateičiai. Čia va šitas funkcija yra, kad pultas įeitų į Bluetooth, tą signalą pradėtų išskleisti, jeigu paspausit, jis pradeda, ir palikite taip, dabar jis skleidžia Bluetooth signalą, ir jeigu norit prie simuliatoriaus prisijungti, prie bet ko, prie ko galima Bluetooth ryčių prisirišti, jum radijas prisijungs. Pamatysite ten kur nors ant ekraną, kad čia yra Express LRS joystick. Čia tokiu būdu vietoj kabelio, kol galite prisijungti Bluetooth prie žaidimo konsolės ar kompiuterio žaisti simuliatorių. Čia yra bind mygtukas, tai kai bindinsim, mes patai padarysime biškį vėliau, aš kaip tik pasiėmiau mažiuką droniuką, mes jį subindinsim su šitu droniuku. Čia šitas mygtukas. Ir čia jums rodo, kokia jūsų yra versija Express LRS siųstuvo šito vidinio. Čia ne aš dangtelis čia yra išorinė, bet viduje taisyto, jums čia rodo versiją. Tai yra 3.5.2. Dabar paskutinė, man atrodo, 3.5.4. Mums daugiau čia nieko nereikia. Čia yra dar toks Wizard Loader, čia jums toks, padėjėjas, pažinojot, modelį susikurti, lėktuvo, planerio, ten kokio helikopterio, balonsparnio arba netgi droną, bet aš siūlau dabar į tai nesigilinti, galėsit kada nors patys pabandyti, bet čia tikrai to pradžiai nereikia. Išeikite. Ir einam page up toliau. Įsekantį, čia dabar rodo, kokie failai pas jūs kortelėje. Čia visą tai geriausia žiūrėti prisijungus prie kompiuterio, kai prisijungite laidą ir žiūrite, kas pas jūs toj flash memory toj kortelėje arba ant tų senesnių, kur SD kortelė įsideda, čia būtent tos SD kortelės turinys. Okay. Ir dabar jau ekranas atsirado, čia yra radio nustatymai įvairūs. Čia datą galima nustatyti, čia yra metai, laikas, taip toliau. Čia garsai įvairūs, kokia dažnė tos pipsėjimas, ar aukštų dažnių, ar žymų, tie visi pipsiukai, ką jūs girsite, viskas čia reguliuojasi. Čia net gali tie mygtukai drebėti, haptik užrašyta, tai jau čia, žinot, paspaudžiat, sudreba. Tai tokie dalykai. Čia koks ryškumas, aliarmai, kada įsijungia, jungti, išjungti, ryškumas ekrano, kiek sekundžių jis dega, kol neužgęsta, jeigu nieko nevyksta. Vienu žodžiu, čia milijonas dalykų. Kiek sekundžių dega, kai paspaudžia mygtuką, tas HTX ekranas, kiek sekundžių jis dega, čia rodo 2 sekundės. Paskui kiek sekundžių reikia palaikyti, kad išjungti ir kiek sekundžių palaikyti reikia, kad įjungti pultą. Tai čia tokie dalykai. Čia pažiūrėkit, kad būtų šitas power auto off, tai pastatykite ant 0. Ta prasme, kad jis automatiškai jums neišsijungtų. Nežinau, palikote, gal jūsų ten koks lėktuvas ar dronas su GPS automatiškai skrenda kažkur, nieko nedarot su radiju ir bachis ėmė jums ir įsijungite. Tai automatiškai išsijungimą aš siūlau išjungti. Okay. Čia vėl tie drebėjimai visokie. Čia jūsų, matyt, jūsų kaip pirkėjo kodas kažkoks. Tai. Čia galime GPS laiko juostas įsistatyti. Čia nelyskit nieko, čia nebūtina. Galite Lietuvą vietoj US pakeisti. Anglų kalbą, jūs čia negalėsit pakeisti. Kalbą reikia keisti SD kortelė ir jeigu tas failas yra, tai jūs galėsit pakeisti, bet jeigu pas toj pačioj kortelėje nėra kitokios kalbos kaip anglų, tai jūs čia galite keisti kiek norite, jums tiesiog nieks neveiks. Čia galite pakeisti į metrus arba pėdas, kaip norite, kad jums rodytų. Čia ppm units jums nereikia. Ir čia geras dalykas, USB mode. Tai būna, kaip prijungiate USB kabelį, sakysim, prie kompiuterio ar prie kur nors, kad jūsų visai paklausė, nes ant 3 tokios opcijos išlenda. Viena, ar čia yra joystickas, norite naudoti, ar čia jūs norite žiūrėti savo SD kortelę. Čia yra flash memory kartas pats, ar jūs norite programuoti ten serial. Tai kad jūsų visą laiką paklaustų. Jeigu jūs šitą pultą naudojate tik tai kaip joysticką, jūs galite pakeisti. Pavyzdžiui, kad net neklaustų jūs iš karto pasijungia ir pasidaro kaip joystickas. Bet vis vien geriau, kad paklaustų kiekvieną kartą, tai nesunku.
Va, toliau čia. Nu, va, čia jūsų rodo kanalų tvarka. AETR, tai yra svarbu, va, žiūrėkit, kad būtų, čia yra tas Mode 2, kad būtų AETR. Ten galima perprogramuoti, jeigu ne toks, bet čia va, tas yra Mode 2 ir va, ta pačioje, matot, užrašyta yra Mode 2 ir kai jūs va, pirkote, čia gal nebeužrašyta, bet jo, jūsų pultai turi būti Mode 2. Ten kuriais atvejais galima tai perprogramuoti, bet jeigu jūsų gazas taiga ne šitoj pusėje, o čia jūs norite jį perstatyti, ten reikia spiruoklės, čia atsukinėti viską, ten spiruoklės reikia perstatyti ir taip toliau. Aš į tai jau tikrai nesigilinsiu. Turit nusipirkti Mode 2 radio pultą, kaip minėjau, ne vieną kartą jau. Nu va, ir iš principo čia viskas. Čia daugiau nieko nustatinėti nereikia. Toliau einam toliau. Čia vat radio setups. Spaudžiam page up. Global functions. Aš jų dar nelabai suprantu. Čia jau tokios jau techniniai dalykai. Nu, galima ten tokias funkcijas įvairias sukurti, kurios visiems modeliam prisitaiko. Ten, vat, čia sukūrėt ir paskui vieną modelį sukūrėt ir vat, kažką ten padaro. Bet jau čia yra rimtas programavimas, jums tikrai pradžiai to nereikia. Trainer, tai nu, jūs galite prijungti šitą pultą, prasakysim, jeigu jūs koks instruktorius, jūs galite prijungti šitą pultą prie mokinio pulto. Jisai valdo droną, bet jeigu jūs taiga praranda ten kontrolę, jūs galite perimti kontrolę. Čia tokia funkcija, aš nežinau, kaip jie naudotis, man dar neteko. Nu ir hard, tai yra svarbu. Tai pirmas dalykas, jums iš karto rodo calibration, tai čia kalibracija, tai mes iš karto sukalibruosim. Tiesiog spaudžiate ratuką. Parašyta, kad pradėti vėl spaudžiam. Dabar prašo, kad viską išcentruoti. Čia matot, tie ženkliukai, tai yra rodo, kai kryžiukas toks pasidaro, reiškia, jis jau pačiam centre. O taip pat galima išcentruoti potenciometrus, kad jie būtų centre. Irgi tiem tokie dantukai tik taip ir užstringa jie. Nu, ir kad viskas būtų išjungta, viskas susicentruota. Atrodo, daugiau čia nieko nereikia. Ir spaudžiate mygtuką, kad pradėt. Ir dabar jums sako, kad judinkite. Dabar žiūrėkite, švelniai, nespaudžiant, bet iki galo. Taip va. Iki pat galo, bet nespaudžiant. Tai yra labai svarbu, aš kada nors paaiškinsiu. Tokia subtilybė yra, bet dabar, ta prasme, tam reikalų nėra ir jūs nelabai suprasite, jeigu aš bandysiu tai paaiškinti. Bet tai yra pakankamai svarbu. Ir dar galima pasukinėti iki vieną kraštą iki kito šitus potenciometrus. Jeigu dar šičia yra potenciometrijos irgi nuo vieno galo iki kito, bet aš juos išėmęs. Tai va, padarėme ir praktiškai viskas spaudžiam mygtuką ir viskas pabaigta. Tada išeinam iš šito meniu, spaudžiam return, nu va, ir einam dabar žemyn. Nu čia va jūsų tie gimbal kanalai, čia nieko daryti nereikia. Nu va, dabar mygtukai prasideda. Pots, tai yra va šitie tokie daiktai, nu, tipo potenciometrai. Tai čia aš jums kai minėjau, kad kaip apversti tos kanalus ir sakiau, invertuoti jų neįmanoma šitų jungiklių, bet šitus galima. Ir pažiūrėkit, čia yra funkcija. Čia yra pot ir čia yra strelytė. Jeigu jūs ją paspausit, matot, jūs ją invertavot. Dabar jeigu sukate netgi į tą pačią pusę, dabar signalas eis į kitą pusę. Ta prasme skaičiavimas. Ten tokios jų subtilybės, bet sakau, šitus galima invertuoti, nes šitas strelytės yra. Dabar nueisim, čia yra P1, matote, čia yra P1, P2, einam žemyn. Ir dabar S1 ir S2, tai čia buvo šitie slideriai. Tai kadangi jų nėra, tai žiūrėkit, čia tokia opcija, aš jas galiu apskritai išjungti, kad jų nebūtų. Man paspaudė. Į kitą pusę, va. Ir parašom, kad nėra. Ir nereikia naujo. Va, S2, tai man atrodo šitas bus, S1 buvo čia. Šitą irgi galima išjungti. Va. Toliau einam žemyn. Nu va, o čia jau prasideda mygtukai. Dabar žiūrėkite, pirmas mygtukas SA.
Ir čia va šitas mygtukas jisai rodo, kad yra užprogramuotas kaip 2 pozicijų. Bet mes jį galime pakeisti, kad jis būtų tik mygtukas. Nes dabar tu jis vieną signalą siunčia, o dabar kitokį signalą siunčia. O mes galim padaryti tokį, kad jis tiesiog signalą siūstų tik tada, kai jisai paspaustas, kai atleidžiamis prapuola. Kad jis veiktų kaip mygtukas. Tai čia va, nueinate čia ir vietoj 2 pozicijų jūs galite pakeisti į toggle. Jis tada veikia va. Čia yra toggle. Paspaudėt, veikia, atleidot, nebeveikia. Tai vat galite pakeisti vieną arba išjungti apskritai. Bet nenorit, kad netyčia paspaudus ten kas nors atsitiktų, vat galite paimti ir išjungti ir palikti tai. Bet aš paliksiu jo 2 pozicijų. Paskui yra SB mygtukas. Šitas va yra čia. Matot, SB. Jis yra 3 pozicijų, mes jį taip ir paliksim. Toliau einame SC mygtukas. Tai yra šitas va, jis irgi 3 pozicijų. Mes jį taip ir paliksime. Dabar SD mygtukas, tai čia va šitas yra. Irgi galim perprogramuoti kaip mygtuko, ne jungiklis, dabar kaip jungiklis veikia. Dabar jis įjungtas, dabar jis išjungtas. Bet pažiūrėkime, ar ta šviesa, pavyzdžiui, liksinai paspaudus, ar neigiaus mes jį kaip mygtuką padarysim. Galim pabandyti. Pakeisim jį į toggle, išsaugom. Ir dabar va, paspaudžiam degą, paleidom. Matot? Paleido ir neveikia. Va, jis dabar veikia kaip mygtukas. O grįšime gal. 2 pozicijų. Dabar va, neveikia. Paspaudžiau, palikau, veikia. Paspaudžiau, neveikia. Čia toks skirtumas. Tai čia savo kaip patogumai, kaip norit, gali pasireguliuoti. Dabar žiūrėkit, va, atsimenat, aš tą mygtuką pakeičiau iš 3 pozicijų į 2 pozicijų. Ir vaisai SE. Mano bus ariminimo mygtukas. Tai vat, ką aš padarysiu su juo, vietoj, mes matot, buvo užprogramuotas kaip 3 pozicijų, mes jį pakeisim į 2 pozicijų. Viskas, jis dabar tik tai 2 signalas, arba apačia, arba viršus veikia. Ir mes dar vieną fokusą padarysim tokį. Ir čia aš tik tai šitam vienam mygtukui tai naudoju, nes šitas mygtukas bus naudojamas visą laiką tik su 5 kanalu. Kaip, pavyzdžiui, pirmų 4 kanalų mes negalim keisti, va šitie, kur čia užprogramuoti yra tasai pitch roll, jo ir throttle. Tai vat 5 kanalas bus SE ant mano šito pulko, aš žinau, ta prasme, aš nekeisiu, mano visą laik bus arbinimo mygtukas. Tai šį galiu iš karto ir pavadinti. Nes kai kursim naujus modelius, jums visą laiką išmeta mygtukų pavadinimus va šitom raidėm. Ir jos visur surašytas, lengva surasti. Bet čia man net galvot nereikės, suprantate? Ir aš iš karto žinosiu, čia man vietoj SE visą laiką bus rodys užrašyta ne SE, bet ARM. Tai aš jį tiesiog ir pavadinsiu ARM iš karto. Ir čia galime va, tekstus sukurti greitai. Nu va, ir viskas. Ir čia dar, va, dar kiti mygtukai, va, pasižiūrėkit, ar teisingai SF mygtukas. Ir šitas irgi 3 pozicijų. Galim pažiūrėti. Ja, 3 pozicijų. SG, toggle. SG yra šitas va. Ir toggle, jo, jis kaip mygtukas. Bet jį galima pakeisti 2 pozicijų, kad jis veiktų kaip šitas. Paspaudėt vieną kartą, ten vienas signalas, paspaudėt kitas. O dabar jis veikia tik tai kaip paspaudus, nes jisai pavadintas toggle. Tai mes jį taip ir paliksime šitokių. Ir SH irgi va, irgi toggle, kaip mygtukas. Bet galite pakeisti 2 pozicijų, jeigu nori. Va. Ir daugiau nieko nėra. Dabar žiūrėkit, battery range. Tai čia rodo, vat, kokia yra normali baterijos tas intervalas. Čia 6,4, nu tai vienos baterijos bus 3,2, nes čia rodo bendrų 2 baterijų krūvį. Tai vat ir palikit tokį, nes ličio baterijos jūs, neleiskit žemiau 3 voltų vienai baterijai nueiti, nes jos genda. Tai vat, bendrai būtų 6, bet kadangi mes nenorime nugauti aliarmą jau kai visiškai ta baterija blogai, tai vat, kad biškiai anksčiau, kad būtų, sakysim, 3,2, tai vat 2 baterijos 6,4, tai vat pastas. Vat kai aš ten pradėjau gauti tą aliarmą prieš tai, vat, kur prieš pakeičiant baterijas, tai vat dėl to, kad tos jų baterijos nusėdo iki 6,4 ir man pradeda, aiškinti. Tos aliarmus galima išjungti, bet iš principo baterija gerai, nes įsivaizduokit, su akiniais skraidote, jūs gal kur toli nuskridę ir jums, eiga sako, jūsų radijas tuoj numirs. Tai jūs norite kuo greičiau grįžti, kad jūsų gronas arba galite spausti tą GPS grįžimą namo kaip nors. Ir
Bet jo, jūs norite jau grįžti kuo greičiau, prieš tai, kai jūsų pultas numirė. Ir va, maksimum 8,4, tai jo, nes viena baterija kraunasi iki 4,2, tai 2 baterijos bus 8,4. Ir dabar žiūrėkit, va dar vienas dalykas, va sukalibruosim bateriją. Dabar rodo, kad čia yra va 7 voltai. Okay? Bet čia tik tai radijas taip rodo. Ir koks ten tikslumas šitų prietaisų šitam radijai, aš tiksliai nežinau. Bet aš va turiu va gerą voltažo meruoklį tokį, jis pakankamai tikslus, matot jungtis, kur yra, tai va ieškoti reikia tokio va minuso. Tai minusas, va, reiškia, visą laiką pradėkite, kad juodas viršui. Visą laiką būna, sakysim, čia yra 2 celių baterija, tai 2 juodi laidai. Arba, ten kitokia spalva gali būti, va kaip čia. Ne vienas baltas. Bet dažniausiai būna daug juodų laidų priklausomai, kiek tų celių yra, ir apačioje vienas raudonas. Tai tas raudonas turi būti apačioje. Žiūrėkit, kad vat, kur minusas yra, tai vat, nuo jo pradėkite. Va, taip, va. Įkisat. Va, ir mums rodo 7,2. Tai vat, matot, tie parodymai, jie nebuvo tikslus. Mūsų baterija pakankamai gera, bet ten jau rodo, kad 7 vat, pradeda per anksti mums tenai aiškinti. Pamatavom, įdedam bateriją atgal, įjungsim. Visada nuleidžiam, mygtukus išjungiam, vėl einame System menu, Hardware. Dabar rodo 7,15, pas mus buvo 7,2, tai vat ką mes padarysim, mes va paspausim ir padarysim 7,2. Ir mes jį taip ir vat sukalibravom. Tai dabar pultas žino. Vat, jeigu grįšim dabar vietoj 7,14 rodys, va žiūrėkit. Išėjus. Va, matot, mūsų baterijų 7,2. Vėl einam į System menu. Page up. Einam iki savo hardware. Einam žemyn. Tai su baterija pabaigiam, mygtukais pabaigiam. Va, baterijos. Toliau einam žemyn. RTC battery, aš nežinau, kas tai yra. Čia vėl mano protinga versija iš ateities, ten yra tas RTC battery ir rodo ten voltažą. Tai turėkit omeny, kad neturi nueiti žemiau negu 2,5, gal iki 2,2. Ir ten apačioj pažymėkite check RTC, uždėkite paukščiuką, nes čia yra iš tikrųjų vidinis laikrodis, ten tokia vat baterija, vat kaip laikrodžiuose būna tokia monetos dydžio. Aš užrašysiu specifikaciją, ten rašosi CR1220. Tai va, jeigu matote, jinai sėda ir uždėkite tą paukščiuką, jums praneš, kai jinai sėda. Tada reikia ją pakeis, nes ten gali blogi dalykai atsitikti ir aš turėsiu padaryti video, nes aš tik čia pasiaiškinau, nes jeigu ta baterija iš vis nusėda, ten pas jūs viskas gali išsitrinti radijoje. Ten su laikrodžiu. Ten galime atstatyti, bet paskui jau ten darosi sudėtinga. Tai uždėkite paukščiuką ant tos RTC battery, kad jums praneštų, kai ta baterija sėda. Tai tiek. Check RTC. Nereikia čia nieko check. Audio mute. Galite garsus kažkokius tai išjungti, jeigu norit. Ir dabar važiuokite, apačioje yra baud rate. Tai čia yra duomenų perdavimo greitis. Ir nežinau, kodėl jisai naujas radijas, bet šitą greitį galima padidinti. Ant senesnių radijų apskritai būdavo 400 kilo. Čia jau biškį jie padidino, bet iš principo galima nueiti iki maksimumo 5,25 mega, nes čia elektronika gera ir kuo greičiau viskas vyksta, tuo geriau. Aš tai žinau dėl to, remiuosi, nes aš žiūrėjau specialų video su Joshua Bardwellu, tai jisai pasakė, aš juo tikiu. Aš praktiškai viską išmokau iš jo. Ir jis tikrai vienas žymiausių FPV tokių YouTubininkų pasaulyje. Čia nieko keist nereikia. Va, čia yra svarbus dalykas. ADC filter. Jį reikia išjungti. Nes šitas daiktas buvo, būtent paukščiuką nuėmėt, išsaugojot ir išeinat iš tenai, kad jo nebūtų. Matot dabar tas kvadratėlis, čia jisai tuščias. Palikite taip. Tie filtrai, jie filtruoja signalus ir taip toliau. Jie buvo reikalingi tik tada, kai žmonės turėjo tos lėktuvų modelius, kuriuose nebuvo flight controllerių. Ir ta prasme, tada visus signalus filtruodavo pultas. Bet dabar flight controlleriai, ten Betaflight ir toliau, jie turi savo filtrus, tai šitas tik tai
dar kai dasideda, jis tik ten maišo viską ir dar sulėtina signalą ir taip toliau. Tai vat, jeigu su dronais pultų naudojatės, visą laiką laikykite išjungtą. Ir vat, jeigu išjungite šitam hardware menu system, tai yra bendruose nustatymuose, tai kai einate, kiekvienas modelis irgi turi tą ADC filter, bet ten galima tiesiog užstatyti, kad tai yra global, tai jisai klauso bendrų nustatymo pulto. Tai vat pulto bendras nustatymas bus, kad jis išjungtas visą laiką. Jūs ten kokiam atskiram modeliu gal sugalvojat skardyti senų lėktuvų be flight controllerio, tai tada galite jungti atskirai tam modeliu ir aš parodysiu kaip. Bet čia žiūrėkit, kad visą laiką, kad tas paukščiukas neegzistuotų, jo, pašalinkite jį. Ir čia žiūrėkit, paskutinis toks dalykas apie ekraną. Bet jisai matote toksai juodas, baltom raidėm. Jeigu matote mirgėjimą, tai žinokit, kad tikram gyvenime jisai nemirga, čia tik tai dėl kameros, ta prasme, kaip tos frame rate, kaip tie kadrai keičiasi, dėl to mirksi, ta prasme, ekranas labai kokybiškas ir geras. Bet jūs jį galite pakeisti, invertuoti, paimti pachis, jums toks pasidarys, jeigu jums labiau patinka. Vėlgi, tų juostų nesimato, kai iš tikrųjų viskas įjungta, aš tų juostų nematau. Tik kaip per telefoną žiūriu dabar, kur filmuoju dabar. Tai aišku, man šitas labiau patinka. Ir čia yra toksai testinis ekranas, jūs galite nueiti ir jums ten parodys, ar jūsų mygtukai veikia, ar jūsų tie, sakysim, čia skaičiai viskas keičiasi, nuo jūsų gimblų ten parodo, kokia ten paklaida, bet čia grynai testavimui. Ir dabar paskutinis puslapis, čia yra grynai jūsų programinė įranga, informacija. Ir dabar žiūrėkit, čia yra programinė įranga HTX GX12 modelis, versija 2.11.0, RM build. Tu prasme, čia biškai keista, 2.11 programinė įranga jinai yra dar dabar, čia yra balandis 25 metai, jinai dar yra tokia beta versija, čia yra nauja programinė įranga, ją jau galima nusikrauti. Ir, ta prasme, jau yra 3 papildomos versijos ten, bet jos visos yra tos bandomusios, tai vadinasi candidate release vadinasi. Ir, ta prasme, jeigu jūs jau žiūri, turite tokią RM build versiją, ir čia dabar gal ten metai kokie praėjo, jums tikrai reikėtų atnaujinti tą programinę įrangą, nes čia yra dar tokia bandomoji. Vieną dalyką, kad tikrai verta padaryti, prisijungti prie kompiuterio SD kortelę ir padaryti backupą, kad jeigu mažai kas atsitiks, kad pas jūs tas visas failas yra SD kortelės, tas turinys yra pas jūs kompiuteryje. Čia paskutinis meniu, ir jeigu eisim toliau page up, mes grįšime į Express LRS. Tools yra pirmas, čia yra system meniu pagrindinis, tai pirmas folderis yra Tools, turiu SD kart turinys, turiu radio setupas nustatymai, čia Global Functions, Trainer, Hardware, ir paskui jūsų versiją visą laiką galite pažiūrėti šičia. Ir vėl grįžtate į Tools, ir jeigu norite visai išeiti, laikote return mygtuką ir vėl jis atsirado normaliam pagrindiniam ekrane, rodo, koksai ten modelis įjungtas, čia tik vienintelis toks yra visose modelio ekrane. Aš dabar trumpą pertrauką padarysiu ir pratęsime antroje dalyje.